Pirmoji dalyje greičių ruožų buvo nervų karas. Kovojimas dėl kiekvieno, ne tai kad centimetro, bet milimetro trasoje. Tai buvo išties kovojimas su savim, su technika. Teko ir šiek tiek iš keturračio nulipti, ne savo noru. Bet kaip matot, viskas gerai. O antroji dalyje buvo vietų, kur labai stipriai paskraidžiau. Net nusileidus įsijungė neutralus bėgis. Taip dar nėra buvę, bet pasirodo, kad gali nuo smūgio. Bet pagrindinis mūsų varžovas iškrito, tai dabar kova su Višnievskiu ir mumis. Ir skiria mūsų viso labo turbūt dabar kokias 5 minutės, 1 ir 3 vietą. Tai viskas spręsis rytoj. Tai atsipalaiduoti neleidžia mums šis ralis, teks rytoj vėl spausti. Maks. Taigi, varom rytoj.